Natūralus mineralinis vanduo Rasa Light Minerals. Kasdienai visai šeimai. Lietuvos ryto televizijos eteryje laida Padėkime augti. Ar jūsų mažieji mėgsta pirtis? Ar jos naudingos stiprinant vaikų imunitetą? Visi atsakymai sveikoliškoje rubrikoje Sveika mama, sveikas vaikas. Jau tapo gerų sveikoliškų šeštadienio įpročių susitikti rubrikoje Sveika mama, sveikas vaikas. Šį rytą pasikalbėsime apie suaugusiems puikiai pažįstamą laisvalaikio praleidimo būdą – apie pirtis. Pirtise labai gera, žino kiekvienas suaugęs, tačiau ar galime tenai kartu vestis ir mūsų mažuosius? Šį rytą kalbiname sporto klubo Impuls trenerę Dovilę, kuri mums tikrai papasakos daug įdomių dalykų apie pirtis. Labas rytas. Labas rytas. Nagi, Dovilė, sakykite, kaipgi yra su tais vaikais, ar juos galime vestis kartu į pirtį? Taip, žinoma, galime. Kokio amžiaus vaikus mes galėtumėm ten jau vestis? Amžiaus apribojimų nėra, todėl viskas priklauso nuo šeimos požiūrio, nuo tėvų įsitikinimų ir taip toliau. Ir žinoma, kiek laiko patys tėvai praleidžia pirtise? Taip. Ir žinoma, reikia pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju. Dovilė, papasakokite mums apie suomių vaikus. Žinau, kad jūs tikrai daug žinote. Netgi 12% mažučių vaikučių iki 1 mėnesio amžiaus jau būna apsilankę pirtise. Iki metų amžiaus jau būna pabuvoję ne 95% vaikų. O tuo tarpu suomių vaikai yra laikomi patys sveikiausi pasaulyje. Taigi įsitikiname, kad į pirtį su vaikais keliauti tikrai labai yra gerai ir sveika. Žinoma, juos mažus vaikučius reikia labai gerai prižiūrėti. Miela Dovilė, užakcentuokime, kągi tėvai turi nepamiršti daryti keliaudami su vaikais į pirtis. Visų pirma, nepalikite vaikų vienų pirtise. Saugokite nuo kaitinimo elementų, tai yra akmenų, kad neliestų su rankytėmis jų. Taip pat turite stebėti, kaip jie jaučiasi. Jeigu jaučiate, kad jie jaučiasi nepatogiai ir nori išeiti iš pirties, netrukdykite, leiskite jiems išeiti. Grūdinimas neturi būti kažkoks prievartinis dalykas, viskas turi būti daroma labai maloniai. Ir žinoma, mes turbūt turėtumėm paminėti, kad pirmą kartą atėję į pirtį mes tikrai neturėtumėme piktnaudžiauti ir vaikus prie jos pratinti pamažu, po kelias minutės. Taip, pirmam kartui užtektų 1–2 minučių. Na, dabar turbūt metas keliauti į pirtis. Šį rytą Dovilė pabus mūsų gidė ir papasakos labai trumpai ir, žinoma, žarstys patarimus mūsų mažiesiams pirtininkams. Mūsų šaunus būrys jau pasiruošęs eiti į pirtį. Tik dabar Dovilė mums padės nuspręsti, kurią pirtį geriau eiti su vaikais. Taigi, Dovilė? Mes turime 3 pasirinkimus šiandien. Tai yra sauna, garinė pirtis ir infraraudomųjų pirtis. Sauna, manyčiau, kad būtų šiek tiek per karšta. Galbūt kas pirmą kartą tai tikrai bus per karšta, nes tenai yra temperatūra net 85–95 laipsniai. Dar taip pat yra infraraudomųjų pirtis. Ten temperatūra nėra tokia karšta, tik 55 laipsniai ir oro nesijaučia toks karštas, nes šiluma skverbiasi į vidų, į žmogaus organizmą. Taip. Net iki 4 cm gylį. Oho. Todėl gal mes šiandien pabandykime garinę pirtį. Taip. Nes ten yra labai drėgna, nėra taip karšta ir turėtų būti visiems smagu. Kadangi keliaujame su vaikais, kokiusgi patarimus mes galime pasakyti vaikams prieš einant į pirtį? Jeigu darosi sunku kvėpuoti, karšta, sudėkit savo delnus priešais nosytę ir burnytę ir kvėpuokite į rankas savo. Ir jokių būdų nereikia būti pirtyje, jeigu darosi negera, ar bloga, ar silpna. Taip, mamytės turi stebėti savo vaikus. Jeigu mato, kad jaučiasi nepatogiai, išeikite iš pirties. Taip pat dar vienas patarimas, vaikučiai turi visi sėdėti, nestovėkite, nes gali pasidaryti silpna. Tai kągi metas keliauti į pirtį? Pirmyn! Na, kaip sekėsi, gyvi visi? Viskas gerai? Ateikit, ateikit, ateikit. O, ir pats mažiausias, pasižiūrėkit, puikiausiai jaučiasi lėliukas. Na kągi, ką patarsime dabar? Nusiprausti po dušu ir gerti daug vandens. Einate praustis ir ateinat pas mus vandens pasimti. Dovilė, paaiškinkime, kodėl reikia nusiprausti po dušu. Nes pirtyje prakaituojant mes valome savo organizmą, išeina visi toksinai, todėl reikia juos visus nuplauti. O gerti vandenį kodėl mums reikia? Atstatyti skysčius savo organizme. Taip. Kas vandens? Prašau! Prašau! Paskutinis momentas yra tas, kad po pirties reikia leisti organizmui natūraliai atvėsti. Tai turėtume palaukti keletą minučių ir tik tada galime lipti į baseiną.
Mes jau atvėsame, galime pūkštelti į vandenį. Susitikime ir kitą šeštadienį 9:50 min. Per Lietuvos ryto televiziją. Laidoje Padėkime augti. Gyvenkite sveikuoliškai. Iki! Ate!